Taip, kokteilių draugai, tai šiame naujame epizode aš jums papasakosiu apie vieną tokį įdomų alkoholinį gėrimą. Taip pat pasiūlysiu 2 klasikinių kokteilių variacijas su juo. Tai pasižiūrėkit iki galo, bus tikrai įdomu. Kaip visada, jūsų laukia istorija, receptas, kokteilis. Į barą. Tai sveiki dar kartą, mano kokteilių kanaliuko prenumeratoriai, mano Facebook draugai bei visi kiti, kurie matysit šį video. Kaip visada, iš savo namų minibaro su jumis sveikinuosi aš, Aurimas. Ir šiandien mes, kokteilių draugai, nusikelsim į Skandinaviją. Ir aš jums papasakosiu apie tradicinį skandinavišką alkoholinį gėrimą pavadinimu Akvavit. Žodžiu taip, tai planas toks. Trumpai papasakosiu, kas tai per gėrimas, iš ko jis yra gaminamas, paliesim jo istoriją, ir video gale be abejo jūsų lauks 2 kokteilių receptai. Skamba gerai? Geras planas. Tai galim pradėti. Važiuojam. Tai prieš pradėdamas pasakot tam tikrus istorinius dalykus apie šį gėrimą, aš pirmiausiai galbūt taip keliais sakiniais papasakosiu apskritai, kas tai yra per gėrimas, kaip jis yra gaminamas, kad tie, kas galbūt nežinot, geriau suprastumėte, apie ką aš čia kalbu. O kad geriau įsijaučiau į vaidmenį ir šiaip būtų įdomiau pasakot, tai aš pirmiausiai akvavito įsipilsiu paragavimui. Gerai. Taip. Tikrai įdomus specifinis kvapas. Geras. Taip, tai Akvavit tai yra tradicinis skandinaviškas spiritinis gėrimas, kuris yra distiliuojamas iš grūdų ar bulvių, kažkas panašaus kaip degtinė. Bet jo gaminimui taip pat yra naudojami kmynai arba krapai, kurie ir būtent suteikia tokį specifinį įdomų skonį. Kartais yra papildomai dedamos ir įvairios kitos žolelės, pavyzdžiui, tokios kaip pankolis ar kalendra. Nors Akvavit yra tradicinis spiritinis gėrimas Skandinavijos šalise, Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje, tačiau iš esmės jis gali būti gaminamas bet kurioje vietoje pasaulyje. Pavyzdžiui, jis yra gaminamas Amerikoje, Islandijoje. Esminis dalykas, kad spiritinis gėrimas, jog vadintųsi Akvavitu, jis turi būti nesilpnesnis nei 37,5 laipsnio, bei jo gaminimui turi būti naudojami kmynai arba krapai. Tai va, tie, kas nežinojo, tai dabar žinot, kas yra Akvavit. Gerai, galim po biškį perėti prie tokių istorinių dalykų. Įdomus skonis, tikrai labai kmynai jaučiasi. Gerai, istorija. Dar taip, pirmiausiai pradėsiu galbūt nuo pačio žodžio Akvavit, kas yra iš tikrųjų labai įdomu. Taip pat žodis Akvavit, jis yra kilęs iš lotyniško žodžio aqua vitae, kuris reiškia gyvybės vanduo. Ir būtent maždaug prieš kokius 400-500 metų jisai buvo laikomas toks kaip medicininis gėrimas, žmonės galvojo, kad jis turi gydomųjų galių ir gali išgydyti žmogų nuo įvairių ligų. Į Skandinaviją manoma, kad Akvavit atkeliauja dar 15 amžiuje, galbūt jį galėjo atgabenti vokiečių pirkliai. O toks pirmas rašytinis paminėjimas šio gėrimo yra viename laiške, kurį 1531 metais danų lordas Eskebile persiuntė Norvegijos vyskupui Olafui Engelbrektsonui. Ir būtent prie šio laiško Eskebile prideda spiritinį gėrimą ir laiške parašo, kad tai yra gėrimas, kuris išgydo nuo visų ligų, kuriomis gali susirgti žmogus. Ir vėliau Akvavit išpopuliarėja Skandinavijoje 18-19 amžiuje, jis pradedamas vartoti per įvairias tradicinės šventes ir panašiai. O 20 ir 21 amžius tai yra daugiau laikomas taip Akvavito modernizavimo amžius, nes atsiranda daug įvairių Akvavit rūšių, jis yra pradedamas brandinti įvairiose statinėse, taip pat tampa ir ingredientas įvairiems kokteiliams. Nors tradiciškai jis yra
vartojamas atšaldytas vienas nedidelėse stiklinėse. Nu, tikrai įdomu. Mačiakės, labai kmynai jaučiasi. Tai va, gerai. Tai viskas, ką norėjau pasakyti apie šį gėrimą. Tai dabar taip, eisiu susiruošiu ingredientus. Irgi bus labai įdomu, nes aš jums pabandysiu pagaminti 2 klasikinių kokteilių variacijas. Ir tiek vienam, tiek kitam kokteiliui panaudosiu būtent Aquavit. Ir pasižiūrėsim, kaip jis ten dėrės. Bus įdomu. Gerai, einam gaminti kokteilių. Taip, tai ingredientus pirmam kokteiliui pasiruošiau, tai aš jums parodysiu, kaip pasigaminti taip vadinamą Nordic Negroni, šiaurietišką Negroni, kuris yra klasikinio Negroni kokteilio tam tikra variacija, kai vietoj džino panaudosiu būtent Aquavit alkoholinį gėrimą. Į maišymo stiklinę pilu 30 ml Aquavit, 30 ml Campari likerio bei 30 ml saldaus vermuto. Į maišymo stiklinę pridedu ledukų ir gerai pamaišau apie 30 sekundžių. Skaidrus ledas į atšaldytą stiklinę bei viską supilu. Aromatui užspaudžiu apelsino žievelę, taip pat patrinu aplink stiklinės kraštus. Ir štai Nordic Negroni, šiaurietiškas Negroni. Gerai, pirmasis kokteilis pagamintas, nekantrauju paskanaut. Nordic Negroni, šiaurietiškas Negroni. Super. Labai, žinokit, gerai čia Aquavitas. Ir tikrai labai skanus kokteilis. Puikus pakaitalas džinui. Labai gerai čia tinka. Ir Camparis čia, ir saldus vermutas, aišku, čia išlieka ta visa tokia Negroni kokteilio struktūra. Bet tas kmynų poskonis labai gerai čia derinasi. Tikrai labai gerai. Tai jei mėgstat stiprius kokteilius, o ypač Negroni, tai tikrai verta išbandyti ir šį. Tikrai geras. Na va, puiku. Labai patenkintas rezultatu. Gerai, šiek tiek dabar į šalį. Na ir dabar gaminsiu antrą klasikinį kokteilį. Yra toks vienas klasikinis kokteilis Tom Collins, itin paprastas, citrinų sultis, cukraus sirupas, mineralinis bei džinas. Tai vėlgi vietoj džino naudosiu Aquavit. Į stiklinę pridedu ledukų, pilu 60 ml Aquavit, 22,5 ml paprasto cukraus sirupo, 22,5 ml šviežiai spaustų citrinų sulčių. Keletą sekundžių pamaišau viską ir iki stiklinės viršaus užpilu gazuotų mineralinių vandenių. Tada vėl keletą sekundžių šiek tiek pamaišau ir papuošiu citrinos skiltele. Taigi, antrasis kokteilis taip pat pagamintas. Tom Collins klasikinis. Nu čia jau ne klasikinis. Tai gal irgi vadinčiau Nordic Tom Collins, šiaurietiškas Tom Collins, kai vietoj džino vėlgi Aquavitas. Gerai, galima bus paskanauti. Aš gal tik pasimsiu šiaudelį. Gal bus man patogiau tokį kokteilį su šiaudeliu skanauti. Gerai, reikia pabandyti, nekantrauju. Skanus, paprastas, gaivus, tikrai puikiai subalansuotas.
Ir jaučiasi, kad nėra grynas tas klasikinis Tom Collins, kažkas tokio įdomesnio. Tai va, tas kmynų poskonis galbūt mažiau jaučiasi negu Negroni kokteilyje, bet vis tiek tokio specifinio jauti. Bet puikiai čia akvavitas tinka, tikrai labai skanus kokteilis. Ir šiaip kiek skaičiuoju apie tą gėrimą, tai iš tikrųjų akvavitas gali būti puikus pakaitalas būtent džinui, ką aš ir dabar jum parodžiau. Tai va, tai galima paeksperimentuoti su vairiais kokteiliais, kuriems yra naudojamas džinas, tai vietoj džino bandyti pilt akvavitą. Tai va, tikrai tiek vienas, tiek kitas labai skanus kokteiliai. Tikrai džiaugiuosi, kad išbandžiau. Tai va, tai tikiuosi šis video kokteilių draugai patiko ir susitiksim kitą kartą. Į sveikatą.